Labadiena, aš esu plaukų stilistė Ugnė ir šiandien norėčiau pakalbėti apie plaukų dažymą namuose. Daugelis moterų dažosi plaukus namuose ir susiduria su tokiamis problemomis kaip netinkama plaukų spalva, niežulys, galvos odos išbėrimas, paraudimas, įvairūs uždegimai ir alerginės reakcijos. Kad to išvengtumėte, patarsiu, kaip išsirinkti plaukų dažus ir į ką atkreipti dėmesį. Svarbiausia yra plaukų dažų sudėtis. Plaukų dažai turi ne tik suteikti norimą spalvą, tačiau ir tausoti jūsų plaukus. Tad reikėtų dėmesį atkreipti į sudėtį, kad joje nebūtų amonijako, rezorcinolio, tokių stiprių dirgiklių kaip SLS, SLES ir žinoma parabenų. Aš rekomenduoju naudoti Martis Respect plaukų dažus, kurie yra be amonijako, tačiau visiškai nudažo žilus plaukus. Taip pat jie neturi prieš tai išvardintų visų alergenų. Martis Respect turi labai platų spalvų pasirinkimą, taip pat juos galima maišyti tarpusavyje, jeigu norite išgauti įdomesnį atspalvį. Šiuos dažus naudoti yra labai paprasta, kadangi jiems nereikia jokio papildomo indelio. Kad būtų patogiau dažyti plaukus, juos susiskirstykite į 4 dalis, tuomet bus jums patogiau ir neliks nenudažytų vietų. Sudėtyje yra 70% natūralių komponentų, todėl plaukai maitinami ir saugomi, aktyviai gerinama jų struktūra. Plaukų dažuose yra medetkų, dilgėlių ekstrakto, kuris stiprina plaukus, ir kviečių gemalų ekstrakto, kuris suteikia gyvybingumo ir energijos plaukams. Šie dažai nesukelia alergijos ir kiekviena spalva turi skirtingą ir malonų kvapą. Šie dažai yra labai saugus ir tikrai nieko nenutiks, jei juos palaikysite per ilgai. Klientė turėjo problemą, tai ankstyvojo žilimą. Pagrindinė užduotis buvo paslėpti žilus plaukus. Ir, kaip matome, tai puikiai pavyko. Puoselėkite ir tausokite savo plaukus su Martis Respect plaukų dažais, nes tai didžiausia jūsų puošmena.